Pavartę geografijos atlasą ar istorijos vadovėlį, Kauną rasime didžiųjų magistralių ir istorijos vingių sankryžoje. Jame savitus bruožus įspaudė gamtos ir architektūros dermė, didingos istorijos ir jaunatviško veržlumo sąjunga. 2011-aisiais duris atvers Žalgirio arena, didžiausi ir daugiausia lankytojų galintys priimti pramogų ir sporto rūmai Lietuvoje. Jie ko gero taps miesto vizitinę kortelę, o galbūt ir sporto pergalių simboliu. Prieš daugiau kaip 70 metų Kaune buvo pastatyta sporto halė, tada moderniausia krepšinio arena visoje Europoje. Prabėgus 70 metų turbūt vėl istorija kartojasi ir dabar Europos krepšinio čempionatui finaliniams kovoms yra statoma šita Žalgirio arena. Tai galima pasididžiuoti, kad iš tikrųjų laikas ir laiko spiralė sugrįžta ir pasikartoja tie įvykiai. Statyba Kaunui buvo didelis išbandymas, jau antri metai vyksta statyba ir galiu pasakyti, aišku, tas ekonominis sunkmetis šiek tiek gal ir nuskriaudė patį miestą, bet buvom įtempę visas jėgas ir visi finansai praktiškai koncentravosi čia, Nemuno saloje ir arenoje. Džiaugiamės, kad tą iššūkį lik ir atlaikėme. Ir jeigu anksčiau buvo sakoma, kad Kaunas nesugeba įgyvendinti tokio projekto, tai aš manau, kad dabar tikrai kauniečiai gali pelnytai didžiuotis, kad sugeba įgyvendinti ir pačius didžiausius objektus. O architektas Miliūnas sakė, tai tuo pačiu pagerins ir pačių kauniečių savijautą, nes šiek tiek kauniečiai iki šiol net ir kompleksuodavo, kad neturi normalių sporto rūmų. Arena – daugiafunkcinis sporto objektas, skirtas įvairiems kultūros, pramogų, sporto renginiams, kurie pritrauks į miestą turistų, praplės siūlomų turizmo produktų įvairovę, sudarys galimybės Kaune organizuoti aukšto lygio sporto ir kultūros renginius, pagyvinti Kauno miesto ekonomiką, sukurti papildomas darbo vietas, pagerinti miesto įvaizdį ir Nemuno salos aplinką, bei padės vystyti Lietuvos krepšinio bei kitų sporto šakų tradicijas. Ir svarbiausia, 2011 rudenį čia vyks Europos vyrų krepšinio čempionato finalas, kuriame geriausi Lietuvos krepšininkai stengsis pakartoti 1939 ir 2003 metų stebuklą, kai mūsų šalies krepšininkai įveikė visas Europos komandas.